Čia yra praktiškai tas pats revolveris, tik jie skiriasi 27 metais. Čia yra Taurus 85S, čia yra Rossi 874 ir toks neblogas pavyzdys, kai gamintojas turi gerą modelį ir pats nelabai žino, ką jame reikėtų pakeisti. Skiriau laiko paieškoti skirtumų, tai skirtumai per 27 metus tokie. Naujam modelį turim pagumuotą rankeną, nes tai yra savigynos modelis ir gumuota rankena yra žymiai stabilesnė rankoje negu tokia plastikinė ganėtinai rankena. Ir tada būgno paleidimo mygtukas. Senajam modelį tiesiog toks įdubimas iš šono, naujajam modelį įdubimas padarytas iš viršaus, tai biški natūraliau pasispaudžia būgno paleidimas. Ir daugiau, žinokit, kažkokių didelių skirtumų tarp jų nerasit. Skiriasi rankenos ilgis, bet čia yra kompaktinė rankenos versija, yra versija ir su ilgesnė rankena, jeigu to reikia, bet kadangi tai yra ginklai konkrečiai nešiojimuisi saviginai, tai kuo mažesnė rankena, tuo lengviau jį bus nešiotis, o šaudyklai kažkokių varžybinių rezultatų turbūt su juo nesieksit ir tikrai tiek rankenos užtenka, kad padaryti stabilų šūvį. Įdomus pavyzdys, kaip gamintojas nelabai keičia jau kažką gerai veikiančiam modelį. Toks naujas kainuoja apie 620, toks senukas naudotas kainuoja 350 pas mus parduotuviai. Nuoroda komentare ir getbacks.com.